Šių metų spalio 23 dieną Punsko lietuvių kultūros namų antrojo aukšto fojė atidaryta Naruševičių šeimos iš Vilniaus darbų paroda. Ona Kreivytė Naruševičienė yra garsi Lietuvos keramikė, jos vyras žinomas skulptorius, sūnus Rytas keramikas, o dukros Saulė ir Giedrė grafikės. Visi yra profesionalūs dailininkai, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Apie dailininkų šeimos darbų parodą pasakojo Ona Kreivytė Naruševičienė. Mes tikimės, kad jums patiks mūsų parodėlė, nes mes iš širdies mylim Lietuvą, mylim Punską ir ką mokėjom, tą padarėm. Ir labai aš dėkoju Dailininkų sąjungai ir dailininkų, kad šit paroda įvyko. Iniciatoriai yra mūsų mylima Eglė, o jį prisistatys pati. Ir kad jūs turite tokį kūrybinę tvirtybę, tokį darnumą, tokį aišumą, tokį atkaklumą, bet tokį nearšų, tokį vidinį gerą atkaklumą atvažiuoti, surenkti šitam, kaip mes vakar pavadinome, stebuklų miestelį Punske. Onos Naruševičienės kūrybinė vaizduotė maitina gimtoji žemė ir jos žmonės. Jos darbai verčia susimastyti, kviečia įsigilinti į gražų, bet sudėtingą jos minčių ir jausmų pasaulį. Dailininkės kūrybos diapazonas nepaprastai platus. Jai būdinga keramikinė mažųjų formų skulptūra, dekoratyvinė plastika interjerui bei monumentalioji dekoratyvinė keramika. Jos nepaprastai įdomi lauko keramika dar neįsilieja į šiuolaikinės architektūros ar parko išvaizdą. Šiandien sunku suskaičiuoti visus dailininkės sukurtus darbus. Nuo 1962 metų jie eksponuojami Lietuvoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitur. Daugelis jos kūrinių yra pelnę tarptautinių keramikos parodų diplomus. Aš esu iš kaimo, iš Ukmergės apskrities, Jovaišų kaimo. Tėvai turėjo ūkininkai, turėjo 7 vaikus ir aš jaučiau gyvenime visą laiką meilę gamtai, meilę žmogui ir žinoma, mes buvom mokyti, kad būtume teisingi, kad būtume sąžiningi ir nepelnytume veltui duonos. Šita paroda keliaus į Varšuvą ir vasario 16 proga bus atidaryta užsienio. Naruševičių šeimos darbų paroda veiks Punsko lietuvių kultūros namuose dar kelis mėnesius. Kviečiame lankyti.